čia matyti. Taigi, esi jau 7-okė ir turbūt susidarai kažkokią nuomonę apie patyčias. Kas visgi yra tos patyčios? Patyčios tai įvairus elgesys, kai vaikai tyčiasi vieni iš kitų. Atiminėja pinigus, atiminėja daiktus, mušasi, stumdosi, gąsdina įvairiomis žinutėmis. Labadiena. Labadiena. Galite prisistatyti? Taip, aš esu Evelina, mokausi 10 klasėje. Šiandien daug kalbame apie patyčias elektroninėje erdvėje. Kaip tu manai, koks elgesys elektroninėje erdvėje laikomas patyčiomis? Elektroninės patyčios tai yra patyčios, kurios vyksta elektroninėje erdvėje. Kai gaunami visokie elektroniniai laiškai, žinutės elektroninės, kai socialiniuose tinkluose vykstami forumai, vaikai yra užgauliojami, tai ir visose internetinėse puslapiuose. Taip pat elektroninės patyčios suvaidina labai didelį vaidmenį tada, kai vaikai yra užgauliojami, persekiojami. Tie vaikai, kurie užgaulioja kitus, jie susiranda apie juos informaciją asmeninę, bando įsijausti į kitų vaikų vaidmenį, nepriima į tam tikras grupės ir tiesiog į juos nereaguoja. Egzistuoja mitai apie patyčias, kad visi mokiniai taip elgiasi. O kaip manai tu? Nedaug mokinių taip pat elgiasi, kai kurie mokiniai yra kitokie. Jie nesityčia, jie žino, kad tai negražu. Daug mokinių, kai kurių yra vaidina, kurie, kas aš per toks esu. Ir šaiposi iš kiekvieno dalyko, jeigu kas jam nepatinka arba sumeluoja. Taip pat ir ne vien mokyklose tai būna. Būna ir kai kur išvykose, net būna kartais prie mokytojų, kai sėdi per pamoką ir šalimais tas draugas kai ką paklausė ir kitas šoniai tenais tai pravardžiuot pradeda. Negražu skųstis, bet kaipgi elgtis? Reikia pasisakyti vyresniam žmogui, jeigu tai pravardžiuoja, nes daugelis kitų vaikų, jeigu nepasisakysi vyresniam žmogui, vis tiek dar daugiau pradėsi pravardžiuoti tave, pravardę ar dar kai kuo vardu. Kai įsisakysi suaugusiam žmogui, tie vaikai jau nebeprisikabins prie tavęs, žinos, kad negražu kabinėtis ir nereikia atsikirsti tam vaikui, kuris tau tai sakė, reikia iš karto nuveikti pas vyresnį žmogų. Labadiena, Emilija, malonu tave čia matyti. Kaip manai, kas tyčiasi ir kodėl taip daro? Skriaudėju gali tapti kiekvienas iš mūsų. Dažniausiai jie tyčiojasi, nes nori pasirodyti tiesiog kietais ar tiesiog stipresniais prieš kitus, savo bendraamžius, arba tiesiog seniau iš jų tyčiodavosi ir jie tą sukauptą pyktį dabar išlieja ir kai išlieja, jie tiesiog jaučiasi daug geriau. Labadiena, Justina. Norėčiau tavęs pasiteirauti. Kas tampa patyčių aukomis? Patyčias patiria bet kokio amžiaus ir lyties vaikai. Kartais vaikai jaučiasi kalti dėl to, kad jie galėjo išprovokuoti patys patyčias. Tačiau tai nėra tiesa. Tad jeigu ir tu patiri patyčias, nedelsdamas kreipkis į mokytojus ar kitus darbuotojus arba į savo tėvus. Sveika, Agne. Šiandien norėčiau pasiklausti tavo nuomonės, nes kalbam apie patyčias labai daug ir žinoma. Kokia tavo nuomonė yra apie vaikų vaidmenis patyčių situacijose? Vaikai dažniausiai dalyvauja patyčiose visi. Grupės būna, kad palaiko agresyvųjį auką arba lieka pasyviaisiais ir jie tampa neutraliais, bet tai yra nesvarbu, nes tiek vieni, tiek kiti tampa patyčių dalyviais. Norint to išvengti, galima tai sumažinti, jeigu klasėje būtų daug daugiau mokinių
palaikančių tą auką būtų galima apsiginti nuo agresyviojo.